Šiuose griuvėsiuose vis dar tvyro silpnas dujų kvapas. Šis kvapas pasakoja istoriją, kuri buvo parašyta prieš daugelį metų. Istorija, kuri prasidėjo su džiaugsmu, bet baigėsi skausmu. Pažvelgęs į šią vietą supratau, kad šis subombarduotas pastatas ne tik plytos ir cementas, tai gyvas žmogus, mąstantis savo prisiminimuose. Šios vietovės vyresnieji vis dar prisimena laikus, kai ši gamykla buvo miesto siela. Baltos ir geltonos sienos dabar juodos, langai išdaužyti ir pro juos matyti tik tamsa. Aplink gamyklą anksčiau buvo švarūs keliai, kuriais darbininkai anksti ryte eidavo į darbą. Merginos ir berniukai kasdien dviračiais naudodavosi šiuo maršrutu. Dabar tie keliai apleisti. Niekas čia neatvažiuoja. Pučia tik vėjas ir atbunda seni prisiminimai. Savininko vardas šiek tiek skyrėsi nuo Mahadžamo. Jis buvo mąstantis ir ryžtingas vyras. Jis turėjo baltą barzdą ir labai protingas akis. Jis kiekvieną rytą ateidavo į gamyklą tamsoje. Jis neturėjo arogancijos. Jis su visais kalbėdavosi draugiškai. Žmonės į jį žiūrėjo su didelė pagarba. Šis savininkas pradėjo nuo mažos parduotuvėlės. Jo rankos visada buvo užimtos darbu. Jis pats gamino muilą. Jis pats sugalvojo receptus. Matydami jo sunkų darbą, žmonės sakė, kad šiam žmogui pasiseks. Metai bėgo labai greitai. Šis savininkas pastatė didelę gamyklą. Ši gamykla nebuvo labai įprasta. Joje buvo modernios mašinos, dirbo geriausi darbuotojai. Kiekvieną dieną iš gamyklos išeidavo tūkstančiai muilų. Šis muilas buvo parduodamas visoje šalyje. Šis muilas buvo naudojamas daugelio žmonių namuose. Fabriko savininkui buvo duodama išmalda. Įtakingi šalies žmonės atvykdavo jo aplankyti. Rekomendacijos ateidavo iš užsienio. Tai nebuvo įprasta gamykla, tai buvo šalies šlovė. Daugelis miesto šeimų priklausė nuo šios gamyklos. Čia dirbo daugiau nei 1000 žmonių. Visi maitinosi ir leido savo vaikus į mokyklą. Fabrikas turėjo puikias patalpas. Buvo vaistų ir medicinos įstaigų nusilpusiems darbuotojams. Taip pat buvo pensija seniems žmonėms. Jis buvo labai humaniškas savininkas. Žmonės į jį žiūrėjo kaip į tėvą. Fabrikas buvo šeimos verslas. Visi mylėjo savo darbą. Tačiau vieną dieną situacija pasikeitė. Šalyje prasidėjo politiniai išankstiniai nusistatymai. Kai kurie žmonės atėjo į valdžią ir pradėjo kurti naujus įstatymus. Šie įstatymai buvo labai griežti. Savininkas skundėsi, kad jis atvyko iš užsienio šalies. Jo rasė buvo kitokia, jo idėjos buvo kitokios. Politiniai valdžiai ši gamykla nepatiko. Jie pavydėjo jo sėkmės. Jie sukėlė savininkui daug problemų. Jie padidino mokesčius. Kiekvieną dieną ateidavo įvairių valstybės tarnautojai ir tikrindavo. Jie ieškojo viskam pasiteisinimų. Savininkas buvo labai pasižemėjęs. Jis suprato, kad čia daugiau nebeįmanoma gyventi. Jo advokatai pradėjo jam patarti išvykti iš šios šalies. Daugelis praeišų pradėjo jį lankyti ir sakyti, kad jo gyvybei gresia pavojus. Politinė situacija kiekvieną dieną blogėjo. Šalyje prasidėjo kovos, prasidėjo bombardavimas. Paprastas žmogus susirūpino. Čia gyventi tapo neįmanoma. Savininkas kalbėjosi su žmona. Jo dukros taip pat uždavė daug klausimų. Kodėl mes važiuojame, tėti? Tačiau savininkas žinojo, kad tai geriausias būdas. Jis turbūt negalėjo miegoti naktimis. Muilo fabrikas buvo jo gyvenimas, jo sunkus darbas. Fabrikui buvo daugiau nei 7 metai. Buvo labai sunku viską palikti, bet jam nebuvo kitos išeities. Paskutinį vakarą jis nuėjo į fabriką. Jis vienumoje klajojo. Jis sėdėjo prie mašinų. Mašinų, kurios taip tyliai pagamino 1000 muilų. Dabar jos tylėjo. Savininkas verkė. Kadaise jis ant savo pečių nešė tiek daug žmonių atsakomybę. Bet ką jis dabar turėtų visiems pasakyti? 1000 vyrų turės būti atleisti. Vaikai turės būti išimti iš mokyklų. Šeimos bus išardyti. Pagalvojęs apie tai, jis verkė dar labiau.
Prieš ateinant rytui jis paskambino savo artimiausiam patarėjui. Šis jam viską paaiškino, su dideliu skausmu. Jis pasakė, uždaryti fabriką. Visiems reikia tinkamai paaiškinti, duoti kiek gali, neleisti niekam badauti. Tai buvo paskutinis šio savininko įsakymas jo fabrikui. Kitą dieną žinia pasklido po visą miestą. Fabrikas užsidarė. Ši žinia visiems buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus. Žmonės susirinko prie fabriko vartų. Vieni verkė, vieni norėjo paskutinį kartą pamatyti savo vietą. Darbininkų šeimos negalėjo suprasti, ką dabar daryti, o kaip dėl maisto, o kaip dėl vaikų išsilavinimo. Visa tai buvo susijęs su gamykla. Savininkas taip pat stovėjo prie durų. Jis atsisveikina su visais. Jis apžiūri visus po vieną. Kai kurie žmonės prieina prie jo ir laiko jį už rankos. Jie sako, ponė, jūs išeikite, gelbėkite savo gyvybę. Ši era šalyje baigėsi. Pirmiausia, būkite saugos. Savininko širdis šiek tiek nurimo. Bent jau jis supranta savo žmonų meilę. Gamyklos uždarimas nebuvo lengva užduotis. Mašinos buvo išjungtos. Visos mašinos buvo sutvarkytos. Kai kurie svarbus daiktai buvo išsaugoti. Kai kurie buvo palikti pastato viduryje. Tada durys buvo uždarytos. Paprastiems žmonėms buvo pasakyta, čia neįeiti. Tai vyriausybės nuosavybė. Tačiau po kelių dienų žmonės nustojo čia lankytis. Pats miestas pasikeitė. Daugelis šeimų išvyko į kitas vietas. Praėjo daug metų. Kovos buvo įnirtingos, gamykla buvo apgadinta. Ant jos pastato nukrito kelios bombos. Kai kurios sienos sugriuvo. Visa viduje esanti įranga dingo. Mašinos, kurios ten buvo, taip pat pamažu sunyko. Gamykla tapo baisia vieta. Vaikams buvo pasakyta čia neįeiti. Čia dvasios nemiega. Ši mintis nusėdo kiekvieno širdyje. Tačiau vienas dalykas niekur nedingo. Tas kvapas, muilo kvapas. Galbūt tai buvo idėja, galbūt tai buvo tikra, tačiau miesto gyventojai sako, kad praeinant pro šią gamyklą užjaučia silpną kvapą. Šis kvapas visiems sukelia tuos pačius prisiminimus, senų laikų prisiminimus, kai miestas buvo laimingas, kai gamykla dirbo, kai visi turėjo darbo. Po daugelio metų savininkas su šeima apsigyveno kitoje šalyje. Ten jis taip pat pastatė naują gamyklą, tačiau jis niekada negalėjo užimti pirmosios vietos. Jis papasakojo savo sūnui, kaip ten buvo pirmoji gamykla, kaip visi dirbo kaip šeima, kaip miestas buvo laimingas. Tačiau nuo tada, kai savininkas paliko tą miestą, jis niekada negrįžo, jis nežino, kas nutiko jo gamyklai. Šiandien, jei žmogus nueina į šią gamyklą, jis mato apleistą vaizdą. Baltos sienos dabar juodos, langai išdaužyti, durys pagamintos iš jelbinės ir spinas labai senas, interjeras labai liūdnas. Mašinų korpusai dabar tik jelebinės krūva. Kai kur ant žemės dar mėtosi muilo milteliai. Laikui bėgant milteliai sukietėjo, tačiau kvapas išliko. Daugelis miestuose nuvatytų restimina praeitį. Jie pasakoja savo vaikams, kad buvo laikas, kai čia tvyravo didelė laimė. Visą miestą užlieja muilo kvapas. Žmonės šypsojasi. Tos dienos praėjo. Keičiasi vyriausybės, keičiasi situacijos. Žmonės palieka savo šalis ir lieka tik prisiminimai. Tai ne istorija apie muilą, tai istorija apie žmonių kovą, tai istorija apie žmogų, kuris buvo priverstas visko palikti, tai istorija apie miestą, kuris prarado savo reputaciją, tai istorija apie 1000 šeimų, kurios staiga tapo bedarbėmis. Tačiau tai taip pat istorija apie kvapą, kuris čia vis dar išliko. Kvapas, kuris mums sako, kad čia kadaise buvo gyvenimas, kadaise čia buvo šlovė, kadaise čia buvo meilė ir taika. Dabar gamykla yra monumentas. Monumentas, kuris moko mus, kad politika gali priversti žmogų palikti savo šalį, kad sąlygos gali būti itin aštrios, kad netgi ir didelis sunkus darbas vieną dieną gali pamažu subyrėti. Tačiau šis monumentas taip pat moko, kad kvapai nemiršta, prisiminimai nemiršta. Ir kai žmogus yra priverstas išvykti, jis palieka viską. Tačiau tas miestas lieka širdyje amžinai. Amžinai.